Kada jie namo įsiuntė, sakykime, Turkiją, Rusiją, kada jie aplošė Graikiją irgi namo įsiuntė ir po to dar į Ispaniją, tai tik tai naivolė gali. Tenai mes galim kalbėti, ten sudėtis, nesudėtis, bet tai yra faktas. Jie tik pabaigose pralošė rungtynės kroatam ir slovenam, ten epizodose. Taip, kad žaidžia labai tokį, sakyčiau, visiems neparankų krepšinį. Paprastą krepšinį daro labai mažai klaidų ir kada jų dieną labai sunkiai sustabdote. Daug žaidėjų gali ir pataikyti, ir aštriai žaisti vienas prieš vieną. Statistiškai žiūrint, pagal pelnomus taškus ten yra 4 žaidėjai, kurie labai išsiskiria. Ar jie yra pagrindiniai, ar... Taip, be abejo, jie ir daugiausia žaidžia, ir geriausia susižaidė, ir vienas kitą labai gerai jaučia ir taip toliau. Bet tai nereikia galvoti, kad kiti žaidėjai, kaip sakykime, tas pats naturalizuotas amerikietis ar kiti yra silpni žaidėjai. Paprasčiausia tam čempionate tie galbūt yra geroj formoje ir tokį jie krepšinį demonstruoja. Ar kai teko kalbėti su Italijos rinktinės žaidėjais, keliais jie vis akcentuoja, kad yra labai kovinga ir iki galo kovojanti komanda. Ar tas kovingumas išskirskantris iš kitų? Tai yra tiesa, pažiūrėkit, kokias rungtynės jie ištempė prieš ispanus. Aš skaitau, kad sudėtingas. Kaip jie kovėsi su slovenai čia su kitom komandom, be abejo, jie yra kovinga komanda. Jie taip pat sakė, kad jau pripratę žaisti be aukštų žmonių, grinų tokių centrų. Aš sakau, jie žaidžia specifinį krepšinį, toksai visą laiką bando sukti pick and rollą, surasti arba savo didelį po krepšių, tokio metimo pozicijų, sakykime, arba atiduoti vėl ant perimetro. Jie turi tuos 4 labai gerus žaidėjus ant perimetro, kurie gali ir žaisti individualiai vienas prieš vieną, ir įmesti, ir iš bet kur įmesti sunkius metimus, ir su geru procentu, už tai jie yra ir neparankus kitiems. Italijos rinktinė nugalėjimo Akropolio turnyre labai pasikeitė nuo to laiko. Pirmiausia, Akropolio turnyre nebuvo Datomes, kuris vienas iš pagrindinių žaidėjų. Labai jiems svarbus žaidėjas ir visi draugiški turnyrai yra dėja tik draugiški turnyrai. Iki rungtynių yra 3 laisvos dienos. Ar turit planą, kaip to ritmo neprarasti? Nu, matė, šiandieną treniruotę darėm, ryte irgi darėm fitness klube treniruotę, ten su bėgimais ir su štangelė šiek tiek. Aišku, kada sužaidė per 11 dienų 8 rungtynės ir paskui 3 laisvos, aš negaliu pasakyti, kad tai yra, bet taip yra, kaip yra, ir mes turime ieškoti, kaip prisitaikyti. Ar tai galimybės kokias draugiškas rungtynės? Ne. Kai sužaidė per 11 dienų 8 rungtynės, tikrai negalvoju apie dar draugiškas. Kalbant apie neparankų krepšinį, o kaip bandys žaisti Lietuva? Ar nuo gynybos, ar... Čia dabar rimtai atsakyti, ar juokais? Juokais tai atsakyti taip, mes nesiruošiam tom rungtynėm, skaitom internetą, kadangi yra labai daug patarėjų, tai mums pasakys, kaip mums žaisti. O jeigu rimtai, mes teksime žaisti savo krepšinį, mums nereikia galvoti, kaip žaisti, kad, sakykime, ten būtinai žaisti per didelį. Jeigu mes tik susikoncentruosim, mes neįmesim savo laisvų metimų, mums uždarys visus tos didelius. Mes turim žaisti savo krepšinį. Ten, kada galim, jeigu esam laisvi geroj pozicijoje, mes turim atakuoti, neperskubant, turim žaisti, tenktis greitai žaisti. Va tokį krepšinį. Čia rimtai dabar atsakiau. Toks klausimas, jūs sakėt, kad nesirinkime varžovus, bet italai rinkosi, vadinasi jūs? Čia jūsų yra tos, kaip čia, palaukit, sąmokslo teorijos. Aš galvoju, kad visos komandos atvažiavusios stengiasi žaisti, nuo pergalių ateina pasitikėjimas ir visos stengiasi laimėti ir jie negalvoja su ko žais. Ir tai yra ne tik pasitikėjimas, tai galų galia tavo šalis, tu nori išlošti pergalę, o tenai galvot, kad specialiai kažkas pralaimė arba laimė, aš to netikiu. Ar esate patenkintas trenerių čempionato organizavimu, sąlygomis, kurios yra suteiktos komandos? Sąlygos, yra kaip sąlygos, normalios, visose čempionatuose yra tos pačios sąlygos, žinot. Kai 13 dienų su mažu išėjimu viešbutis, analizė ir taip toliau, maistas normalus, viskas, lova irgi didelė, taip kad. Nieko, čia yra čempionatas ir čia, kad čia daugiau. Viskas. Viskas? Ačiū.